Lašinam akių lašus, dėl to, kad kai šuo nemirksi, jam išdžiūva akis automatiškai labai staigiai. Kai išdžiūva akis, tai tada obolys pakenkiamas negrįžtamai, tada reikia išimti obolį ir užsiūt. Kai mums pasakė tą diagnozę, mes tiesiog, ištisai pirkom akių lašiukus ir lašinam. Bėgsit. Ir po 3 ar 4 mėnesių įvyko stebuklas, pamažu jinai pradėjo mirksėti. Ir mes galvom, kad jau viskas, kad ta liga atsitraukia, tačiau tos erkių ligos labai pavojingos tuo, kad jos atsinaujina, pakenkia ir smegenis ir viską ir vėl gali atsinaujinti. Ir pukai buvo nuo baisiausių dalykų. Jinai tik sukdavosi ratu. Jai tiek sutriko vestibuliarinis aparatas, kad jinai galėjo tik suktis ratu. Aplink uodegą. Tu jai duodi maistą, jinai jo nepasiekia, nes jinai sukasi visą laiką. Lanku, visas kūnas buvo lanku. Ją laikėme dėžėje, nes jinai negalėjo nieko, jokio judesio atlikti, niekur. Ir išėjo ir iš tos būklės. Išėjo ir vėl puikiausias šuo, ir puikiausiai laiptais. Ir taip etapais, jinai kažkur 1,5 metų mes ją, iš vienos būklės iki kitos. Būdavo mėnuo puikiausias šuo ir vėl suserga. Ir paskui jau jinai apako vieną akim. Labai buvo geras šuniukas ir labai liūdna, kad taip tos erkės atėmė mum jį. Štai tokia liūdna istorija apie erkės, nuo kurių dabar saugodamiesi Jurgos šuniukai neina į miškus, o siaučia savo namo kieme. Bet smagiausia bitė ir spurgai būna tuomet, kai čia vyksta žurnalo fotosesijos, o šuneliai tampa pilnateisiais fotomodeliais. Papasako, gal šuniukai yra dalyvavę, pas jūs čia yra ir studija, jūs čia irgi vyksta ir fotosesijos, ar dalyvauja šuniukai fotosesijose, gal kažkaip jie... Šuniukai visada dalyvauja beveik visose fotosesijose. Yra bitė ir viršelėje pakliuvus. Taip, bitė tada buvo išoperuota, pilvukas jai kažkas buvo, su tokiu įtvaru, gražiai labai. O su kokia žvaigždė jinai buvo ar ne žvaigždė? Su Oksana Zlatkovaitė. O spurga? O spurga visokiose mados fotosesijose dalyvauja. Bet ir naujausiam žurnale, man atrodo, bus spurga. Tai išnaudojat šuniukus savo gerai prasme. O kaip juos apdovanojat po fotosesijų? Honoraro jos negauna? Negauna, jom patinka dėmesys, labai patinka žmonės, labai, tos veislės labai draugiškos, iš tiesų nieko blogo niekad nėra padarę. Štai pavyzdžiui, prie šio grimo stalelio, kurį sukonstravo Algis Kriščiūnas, bitė ir spurga kartu su Lietuvos žvaigždėmis šukuojasi, gal net pudruojasi ir kitaip gražinasi, kaip tikros manekenės. Čia vyksta fotosesijos, čia įsikūrė stilistai ir labai puikus veidrodis dažymui. Ir dega lemputės visos? Dega lemputės. Ir stilistai būna labai patenkinti. Taip, šitą irgi Algis padarė. Algis sukūrė visą šitą? Taip. Jis suko čia visokias lemputės, sudarė iš 2 stalelių. Viskas, žodžiu. Koks tas tavo Algis, klausyk, vyras. Na, čia yra angliška oranžerija tokia. Taip, čia yra šunų kampelis. Aha. Na, tas Algis tai tikras Jurgelis meistrelis. Pažiūrėkite, kokias originales ir ekologiškas jis kūrė lempas. Tiksliau, lempų gaubtus. Šita lempa padaryta iš skalbinių krepšio. Taip, viskas pas mus orientuota į lempas. Prieš tai buvo irgi puikiai lempa padaryta iš butelių, bet jinai greitai atsibodo. Ir dabar... Uždėk mums tą lempą. Štai. Švieselės tarp žolėje. Na, o tęsiant gyvūnų temą, papasakokit, prašau, miela šeimininkė, kaip gimė šio lango rėmo dekoracija. Turbūt šios dekoracijos idėją nusižiūrėjote Londone, kokioje nors ekskursijoje. Plastikinio vazono kraštas. Ta varna yra toks plastikinis žaislas, nupjautas per pusę. O tas kaspinėlis yra iš kalėdų kolekcijos. Viskas yra suklijuota į vieną ir nudažyta baltai. Nagi, einame lauką, ten jei Jurga nemelavo, jau pilna prisirpusių trešnių, kurias bitė ir spurga ėda, kai varnėnai numeta. Netikit? Prašom. Matot, kokios kovos pas mus dėl trešnių, kurios jau prinoko. Ir tu pasižiūrėk, ką jie padarė. Tu pasižiūrėk, ką padarė.
Aš šiandien jau surinkau šakas nulaužti. Eiktis, o tai jie ką, jie pačias jas kapoja, jas krenta žemyn, nes kiek nespėja sulesti, tiek nukrenta. Ėda. Ir jos ėda. Ir Paula irgi tą patį daro. Bet tu pasižiūrėk, va, sakai, netiki, kad prinokusios jos, va. Nu, visos kuokštis tiesiog. Pirmosios Ir paskutinė. Nu, ir paskutinė. O ten virš, ją matyti ėda, tik tai raudonas. O kai miegat netrukdo jums čia tas triukšmas, jų tos kovų triukšmai? Ne, pripratom. Jurga, mes kalbėjom apie kūrybingumą, apie tai, kad labai svarbu svajoti ir kurti, bet yra labai daug Lietuvoje vaikų ir šeimų, kurie iš tikrųjų gyvena labai skurdžiai ir apie tokį svajonių namą gali tik tai pasvajoti dėja. Ką tu patartum jiems, kaip tą irgi kūrybiškumą ir tą svajonę savo jos siekti, ar kaip lavinti save, kaip patikėti, kad tu kažką gali, kad tu esi kūrybingas? Aš galvoju, kūrybiškumas gali būti labai labai plačiai suvokiamas. Galima tapti tokiu geru picų kepėju, kad tu tiesiog būsi graibstomas. Ir iš tiesų tu gali labai kūrybiškai pažiūrėti į bet kokį darbą. Svarbu, tas darbas tau patiktų. Jeigu tau patinka kepti pizzas, tai bus tikrai nuostabus efektas, tai bus nuostabiausios pizzos ir tu galėsi įdėti ten savo visą širdį ir jaustis kaip kūryboje. Tiesiog reikia tikėti, kad tu... Ir rasti savo sferą. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus turi savo gyslelę, kurią jis privalo atrasti ir paskui ją plėtoti. Aš pažinau netgi vieną valytoją, kambarių tvarkytoją valytoją, jinai ateidavo į darbą ir sakydavo, Dieve, kaip aš mėgstu valyti. Sako, aš žinau visus buteliukus, aš domiuosi chemiją, aš apsirengiu, aš einu valau dulkės, aš žiūrėjau, netikėjau savo akim. Ir jinai kiekvieną dieną eidavo labai laiminga. Teisingai, reikia tiesiog daryti tai, ką labiausiai mėgsti. Kas tau sekasi? Pavyzdžiui, žiūrėti televizorių, ar ne? Juokaujame. Ačiū Jurga už interviu, kad parodė svajonių namus, džiaugitės gyvenimu, o mums jau laikas į švaros reidą. Juk jau vasarą taip gera ant žolytės pagulėti parke. Pažiūrėsim, ar šunų šeimininkai rūpinasi švara Vilniuje. Labą dieną, sakykit, mes iš laidos Duok labas, per Baltijos televiziją yra tokia laida apie šunis, ar žinot? Nežinau, nes nežiūriu televiziją. Supratau. Sekmadieniais ryte rodom, matom, kad su šuniuku vaikštot ir matau, kad jau viską susirinkot, net nėra ką klausti. Taip, visada susirenkam. Tai čia visada taip darydavot, ar tapot sąmoninga staiga netikėtai vieną rytą? Visada taip darydavom. Aišku, kultūringi žmonės, žinokit, nežiūri televizorius, bet už tai susirenka savo šunų visus daiktus. Na ir puiku, kad tokie tvarkingi Vilniečiai. Šiandien tiek, susitiksime po savaitės. Iki.